Labą dieną. Šiandien apžiūrėsime unikalųjį modą, daugiafunkcinį modą, SID modą, silver spalvoj ir naujovę iš Aspire, tai yra Nautilus Mini. Tad prieikime prie unboxingo šito. Šiandien bus pagrindinis, nes Mini mes jau apžiūrėjome mano praeitam video, ten prieš kažkelis video buvo šitas. Tad dabar visą dėmesį skirsi man štai šito dalyko. Tad prieikim prie peržiūros. Tai kas randasi pas mus šitoj dėžutėj? Čia yra tik vienintelis dalykas, pats korpusas, bet aš jau įdėjau savo bateriją, tad ten jau baterija data bus tinka. 18650, štai tokio tipo baterijos, kaip čia pažymėta. Tad štai taip čia laikome ir tai taip atsidarome, viskas puikiai, viskas guli, viskas tobulai atrodo. Tad štai taip, čia yra toks kaip dalykėlis, nežinau kam skirtas, bet čia kažkokie popieriukai. Popieriukas vienas, čia daugiau nieko nėra. Tai va, čia štai taip sudėkim ir dėkim šitą viską iš šono. Tai va, štai taip atrodo mūsų šitas modas, Smoke rašosi čia. Štai čia SID modas, tad pažiūrėkime, ką jis sugeba. Jis sugeba keisti voltus, pavyzdžiui, garint su voltais arba su vatais, rodyt, kiek pas jūs čia dabar stovi ohmų, kiek liko baterijos, galima reguliuoti nuo 3 iki 15 ir nuo 3 iki 6. Nuo 3 iki 15 vatų, nuo 3 iki 6 voltų. Tai kaip čia viskas darosi? Čia yra vienintelis mygtukas, pavyzdžiui, kaip Vamo 5 arba dar Vamo 3, ten yra 1, 2, 3 mygtukai, bet čia yra štai tai vienas toks ledinis mygtukas, kur rašosi VV. Nežinau, tai čia reiškia voltai vatai, kažkas tokio. Tai pažiūrim, kaip jis čia ką moka. Tada šitą šviesą išjungsiu. Opa, turi būti dabar geriau biškai matyti. Tai va, žiūrim, ką moka. Spaudžiame 3 kartus. Štai ir matome volt, out, on, out, battery voltage, LCD display, LCD on, off, watt arba voltage tada. Žiūrėjau nuo pirmo, volt up, tai reiškia reguliuojama nuo 3 iki 6 čia tikriausiai bus. Kas 0,1, jo, nuo 3 iki 6. Taip pat galima nustatyti, kad į apačią eitų tokiu pačiu būdu, kas 0,1. Čia dar galima pažiūrėti, pavyzdžiui, out on arba out off. Čia tas pats, dabar matome out on. Čia tas pats, kas per paprastąją bateriją paspaudžiame 5 kartus ir jį išsijungia arba jį įsijungia. Štai matome laikome, bet čia niekas nepatenka, tors nekatikliai jis neveiks, nieko reikia. Dabar veiks, nes ne dabar on. Bet jeigu būna off, tad nieko neveiks, nieko negalėsi daryti su ją, ramiai guli kišenėj, su paspaustu mygtuku niekas negarina, viskas normaliai. Kas čia yra dar, tai pažiūrėsim, spaudžiame 3 kartus, po to yra battery voltage, rodo reiškia kiek liko baterijos, čia rodo 3,9 voltų, reiškia jau kažkur 60% liko baterijos, nes maksimaliai yra 4,1, o minimaliai yra 3,6 ar tai 5 voltų, kažkas tokio. Kas yra čia toliau, pažiūrim. Tai battery LCD display, kaip pažiūrėjau galime rodyti arba voltažą, arba battery arba resistance. Ir voltažą reiškia, kada laikote mygtuką ir garinat, rodo kiek liko voltažo, jeigu battery rodo kiek liko baterijos, jeigu resistance, štai čia, tai rodo kiek jūs turite ohmų ant baterijos, štai čia 9,9 ohmo. Kodėl rodo dabar taip? Nes aš neįsakau į kitiklę, tai dabar rodo kažkokius nenormalius skaičius, nes būna arba kitikliuose nuo 1,6, tai kas normaliuose, pavyzdžiui, va, kaip tankuose kokiuose nors, arba 0,14, pavyzdžiui, kokiam RDA kaitikliai. Kas čia yra dar, pažiūrim. Gerai, battery LCD display, LCD on off. Pavyzdžiui, dabar ne on, jeigu darome off, tai reiškia baterija jums viskas normaliai veiks, bet kai spaudžiate, nieko čia nesirodo, kai matėte juodas ekraniukas. Dabar galime LCD, dabar buvo off, tai dabar on. Kad tik LCD, čia reguliuojasi ne patį bateriją, ar veikia ar neveikia, ar galima garinti ar negalima, tiesiog dabar matėte, rodo ohmus. Ir paskutinį tą, tai galime tiesiog keisti vatus arba voltus. Tad dabar prieikime, sudėkime su štai šitų ledukų ir
pažiūrėkime, kaip garina, kaip viskas veikia. Štai čia. Apšvietimą biški nėra, tai, nu va, Aspire Nautilus Mini. Labą dieną, čia dabar aš iš priekinės kameros, jums matausi, kažkaip rodausi. Gera maikė, anything he's gay. Man šitą patinka. Tai va, sudėjau šitą unikalų sėd modą su Aspire Nautilus Mini skysčiu, biškį įpyliau paragavimą, kaip kas veikia. Tad pažiūrėkime, kaip kas dabar. Kaip aš jau sakau kiekvienam savo video, kad mano baterija nepilnai įkrauta, tad dūmų pusę 70%, dar 10 kažkur lieka, neišgaruoja ir baterijos. Jeigu jūs pakrausit, pavyzdžiui, šitą bateriją iki 4,1, reiškia, jums dūmų gali iškia daugiau. Tad pažiūrėkime, ką šitą mažulę, o dieve, ką šitą mažulę moka, kaip kas veikia, tad, na, taip. Dabar, reiškia, reikia perimti į vatus, nes geriausiai ten vatų daryti viską. Taip, vatai. Dabar LCD display ant voltage. Po to šiaip siūloma viską tai daryti ant kažkur 8-9 vatų, bet aš naudoju ant 13,5, kažkaip man keisti, ant 13,5, bet nieko nedega, viskas kaip ir normaliai. Tad pažiūrim, ką moka jį garažą. Čia skirtumai didžiausi mano. Mažiukas. Skirtas tikrai dėmesį. Man rašyti. Tas pakomentaras. Gerai, tad dėkoju jums už šitą mano video visą peržiūrą. Taip, kad subscribinat mano flash'ą, tai kanale, tai labai padeda kažkaip tobulėt. Taip, jums ką jas direkcija tapti išeina. Manis modas mano rankose pavyzdžiui. Tau jau visi, kad būtumėte kažkaip labai ištakti savo. Žinotumėte, ką perti, ką kaip sakyti, kad nebūtume kokybiški. Pamokau jūs, tad dėkui dar kartą už peržiūrą, laikykit, komentuokit, subscribinkit man štai šitą puikų video. Viso gero.